Sveiki, aš Lukas, Riedis LT vadovas. Dažnai susilaukiame įvairių klausimų apie elektrinius riedžius, o šiandien atsakysime vieną iš jų. Šiandien jums parodysime, kaip pakeisti naują riedžio bateriją. Mažesniuose riedžiuose baterija randasi toje pusėje, kur nėra įjungimo ir pakrovimo lizdo, tai yra šioje pusėje, o didesniuose riedžiuose baterija randasi toje pusėje, kur yra įjungimo mygtukas, štai yra šioje pusėje. Pradžiai atsukime varžtus. Nuimame korpusą. Atsukame baterijos laikiklį. Yra 2 varžteliai priekyje ir 2 varžteliai gale. Įdedame bateriją ir ją sujungiame su maitinimo kabeliu. Ir paskutinis žingsnis, viską gražiai užsukame. Štai taip parodėme jums, kaip reikia pasikeisti riedžio bateriją. O jeigu turite dar klausimų, rašykite juos labas@riedis.lt. Na, o su jumis dar susitiksime. Iki!